Dramblys čia. Sveiki visi, su jumis yra Dramblys arba Emilis Rapšys. Šiandien mes filmuosime video su visais mano Deadpoolo Funko Popais. Jeigu nežinot, kas yra Deadpoolas, tai yra toks veikėjas Marvelio, kuris muša blogiukus. Ir tas filmas yra gal koks 13-14+. Tiksliai nežinau. Ir pradės. Ir iš viso bus 3 Funko Popai. 2 dėžutėse, o kitas vienas ne dėžutė. Tai turbūt ir pradėsim, kuris yra ne dėžutė. Va jis, brum. Oi, pala, aš tik pradėjau ne lovai. Nieko. Gal vieną video pradėsim ne lovai. Šito. Čia važiuoja. Na, jis atrodo, kai važiuoja. Jis šiaip turėtų turėti tokią permatomą platformą, kad jis nekristų, nežiūrėkit. Jis dažniausiai krenta. Va, dabar pavyzdžiui. Ir man šitą nupirko brolis. Čia senai man gal kokie 5 metai, 3-5 metai buvo, man dabar 9. Ir jis sulūžęs yra. Ir dar plus čia mano pats pirmas Funko Popas. Tiesiog pats pirmas. Tai aš jį pasiliksiu atminimui, aš jo tikrai nemėsiu, nors jis ir sulūžęs, jis žiauriai geras atminimas. Aš padariau, kad matytų stalas, mano tėtis padarė, kad matytų stalas ir aš. Jo, gerai, dabar bus Oi, nereikėjo mest. Tikrai nereikėjo mest. Šita dėžutė šiaip yra visokia ten. Damagita, suplyšusi, damagita. Su Marvelio Funko Popais man nepatinka, kad jų galvos judinas. Bet čia yra klaunas Deadpoolas. Šito man tėtis užsakė, aš nežinau, kad man tėtis užsakė. Aš tiesiog, įdomu, čia gal kaip, aš jaučiaus kaip Mystery Box atidariniau. Kai atidariau, matė šitie plaukai, čia iš It Funko Popas. Jeigu nežinot, kas yra It yra toks siaubo filmas. Aš turiu vieną Funko Popą It. Jis turi šautuvą, balioną šautuvą ir balioną kardą ir jis yra klaunas. Tada dar vienas Funko Popas. Jį man parvežė mama. Čia yra Dogpoolas, šuo Deadpoolas arba šuo Poolas. Kažkas tokio. Ir man jį parvežė mama iš, man rodos, Norvegijos ar kur. Tikrai aš nežinau. Ir šuniukas. Žinot, tuos dalykus, kur būna šuniukai ant mašinų pasidedi ir jie makaluoja galvą. Čia man žiauriai primena ir čia mano pirmas Funko Popas, kuris turi akinius. Mes, kai žiūrėjom šitą filmą Deadpoolas ir Wolverinas, tai mes pamatėme, kad, mano šeima galvo, kad čia labai bjaurų šuniukų. Jis šlykščiai, kažką nemielas šuniukas, bet man jis labai mielas buvo. Ir dabar pastebėjau, jis turi barzdą. Va čia va. Geras. Čia ūsai turbūt. Arba barzda, nežinau. Tai čia visi Funko Popai. Ir ką dar? Nežinau. Tai va, visi galit dar pažiūrėti. Apžiūrėti. Aš pats suku todėl, nes aš neturiu dalykų, kur būna padeda ir sukas daiktai. Gaila, kad neturiu. Nežinau, kur pirkti ir niekada nepagalvojau, kad reikia. Tai
Viso gero, su jumis buvo Emilis Repšys arba Dramblys. Ačiū, kad žiūrėjot.